turime tokią situaciją, kai tame mieste reikalingi pulteliai. Pulteliai vadinasi Project. Tai šitie pulteliai originalūs pulteliai, čia yra specialūs pulteliai. Čia yra originalus vartų imtuvas, irgi iš firmos Project. Tai dabar kaip matom, spaudžiam, kol kas neveikia ir neveikia, nes jie yra kol kas nepririšti. Tai dabar kągi mes turim daryti, jeigu norim pririšti. Kaip matom, čia yra du mygtukai, kairinis D ir M. Tai reiškia, M yra memory, tas mygtukas, kuris reikalingas pririšimui. Jeigu neimsim tą dangtelį, tai pamatysim juodą mygtuką, kuris būtent mums ir reikalingas. Jeigu bus uždarytas, tai tiesiog paspausti M, laikyti, neatleisti ir tuo metu paspausti norimą mygtuką ant naujo pultelio. Kadangi pas mus yra nuimtas tas dangtelis, tai parodysim. Spaudžiam ir neatleidžiam, tuo metu spaudžiam mygtuką. Matome, iš karto prisirišo pultelis. Tas sekantis, spaudžiam neatleidžiam. Taip. Imam į rankas tas. Ir dar kartelį. Spaudžiam. Iš karto jis prisirišo. Dabar patikrinsim. Veikia. Mūsų atveju yra 3 pulteliai, jie užkoduoti turi vieną kodą. Tai jeigu vieną iš jų mes pririšam, tai reiškia šitie turi iš karto suveikti. Bandom. Tikrai veikia. Ir tikrai veikia. Tai reiškia, kad jeigu iš šitų vieną mes pririšim, tai šitie automatiškai turi pradėti jau veikti.